10 GTA roleplay žaidėjų tipų. Kleperis. Sklinda kalbos, kad kai į lauką išeina kleperis, jam automatiškai įsijungia strečas. Kleperis yra šalto proto ir tik su viena misija – nušauti ir nulūti. Jis yra naudingas tik su ginklu rankui. Jos smegenys užprogramuotas ne roleplay, o roleclap. Dažniausiai žaidžia be dangaus ir be krūmų, nes kam jų reikia? Grafikos kaip senais laikais per 1/6 CS. Kaip atpažinti kleperį? Ciplionko balsas. Klauno kaukė, ryški liemenė ant grūdako ir šalmas, kad du tepus atlaikyt. Gandras. Dažniausiai sutinkamas 5M žaidėjas, neturintis jokių tikslų, ieškantis gangsterių, kurie jam duos darbo akmens skaldžiuose arba rušiavime. Gandras gali pasiųsti tave nahu, bet gali ir gerų žodžių paminėti, viskas viename sakinyje. Jeigu gandras piktas, dažniausiai įsitrauks peilį ir tave nupjaus, nes tokios gandrų panetkės. Kaip atpažinti gandrą? Dažniausiai jie atrodo kaip bareikiai. Plyka galva, balti marškiniai, mėlyni džinsai ir šachmatinės lakierkos. Startavo GTA 5 Nexus RP serveris. O kaip prisijungti? Labai greitas gidas naujokams. Pirmiausia, šokate į Discordą nexusrp.lt arba nuorodą rasite aprašyme bei komentaruose. Įsijungiat 5M, susirandat paieškoje nexusrp.lt ir jungiatės. Prisijungę, susikuriat čarą ir pradedat žaisti GTA RP. Prieš pradėdami žaisti, nepamirškit pasiskaityti serverio taisyklių, pasižiūrėti keybindus, kad jums būtų kuo paprasčiau pradėti žaisti. Susitvarkyti HUD settingsus pagal save galit paspausdami U mygtuką. Su M mygtuku atsidarys telefonas, čia viską greitai ir nesunkiai galit pasidaryti bei atsisiųsti papildomus appsus. O tai kur pradėti dirbti? Viską rasit įsidarbinimo centre. Įsirenkat patinkantį darbą, susirandat žemėlapyje bei vykstat į darbo vietą. Neturi automobilio? Ne problema, seni, pasinaudok transporto nuomą. Nori lengvų pinigų? Užsuk į kaziką, suk ratuką ir pasim priziuką, jeigu pasiseks. Taip pat pasisveikink su Nataša, ji tau yra paruošus šiek tiek pinigėlių. Sėkmės. Dėdė, kitas 5M žaidėjų lygis. Dėdės visada turi pilną garažą importų. Jeigu tu save vadini dėdę su 2 importais, tai dėja kol kas esi tik eilinis gandras. Pasim dar bent 3 ir tada pašnekėsim apie dėdės statusą. Toksikas. Vaikystėje kiemuose būdavo tie, ant kurių visi išsiliedavo. Tai 90%, kad čia tie patys žmonės. Galimai vienas iš jų stovėjo ant vartų kaip paskutinis žaidėjas, kurį pasirinkdavo kiemo futbole. Galimai čia vienas iš tų, kurį visada patį pirmą išmuždavo kvadrate. Galimai čia vienas iš tų, kurį visada patį pirmą rasdavo slėpynėse. Galimai čia vienas iš tų, kurį visada patį pirmą sveikindavo lauke su pirmu sniegu. Negatyvaus vaimo debesis virš jų galvų skleidžia toksinę radiaciją, kurį valgo žmonės iš vidaus kaip Coca-Cola. Kuo ilgiau bendrausi su toksiku, tuo greičiau eisit kartu nahui. Fiererpistas, visko patyręs, nieko nebijantis vierchas. Nutaikyk į ginklą ir jis tavęs paklaus. Normaliai? O tada tave papjaus. Ant šitų geriau nesiraut, nes tik jie žino savo tolimesnius veiksmus, o tau prieš juos apsiginti šansų mažai. Tryhardas mentas. Jis yra didžiausias žmonių siaubas, visada norintis laimėti. Nesvarbu ką ir kur, svarbu laimėti. Jis tave nubaus net ir už tai, kad viršiai greitai eidamas pėstute. Tryhardas mentas reaguoja į kiekvieną iškvietimą pirmas ir visada nori būti dėmesio centre. Jokių būdų neleistų lengvai pabėgti, o jeigu jau atsidursi jo rankose, gausi tiek baudų, kad teks darytis CK ir kurtis naują čarą. Plėšimuose prašysi laisvo kelio, tikėkis spiglių. Norėsi kažkaip su juo susitart, dvigubins baudas. Svarbiausia, kad Tryhardas mentas nebūtų atsakingas už visą PD, nes tada Tryhardas virsta į super Tryhardą. Šalavo už importą. Nori turėti internetinę šalavą, kurią visur tampysės? Viskas labai paprasta. Nupirkė importą. Už importą jie tau padarys viską. Viską, ką įmanoma padaryti 5M. Net ir vaiką pagimdys, už kurį tu turėsi susimokėti į dar vienu importu. Metagameris. Įsternas, čia įsternas. Eik ta. Kur? Tas youtuberis. Eik ta. Buvo? Eik ta, gandras kažkoks kurva, netikiu, nahui meluoji. Bet tai, blėt, gal Eik, tikrai jisai pėsi buvo, protą, karoči. Eina sau. Pažiūrėk streamoje, aš sakau. Pala, to įsijungsi, to įsijungsi. Įmės, karoči, linką. Na, pažiūrėk. A ką rašyt, klausy? Kaip vadinasi? Įstern Europin. Gerai, tu. Čia rimtai jis eina sau. Blėt, rimtai, žiūrėk. Dėl balso, nahui. Eik tu, nahui. Varam jį nustrim snaipint?
Davai, varom, kur. Sušaudysim. Varom, davai varom. Gangsteris. Ir įsižiūrėjai filmų su gangsteriais? Nori būti gangsteris, bet bijai tai įgyvendinti realybėje? 5M'as yra puikiai vieta tai realizuoti. Tau nereikia būti tom, kom nesi. Apsimetinėti kitų. Privalai visada išlikti savimi. Erbinti tik save, nes tai juk tu esi gangsteris, o ne tavo čaras. Šiaip tai sarkazmas, nedarykit taip. Tau reikia pradėti nuo klausimų ir klausinėti mieste žmonių, ar kas nors yra iš oficialkės. Susiradus oficialkinius pradėti rinkti jiems materkės, atsiprašyti prisijungti gaują arba net į šeimą, o gal net kartelį. Jeigu tave priima į gaują, galiu tave pasveikinti. Tu dabar esi gaujinis. Dabar tu gali hamėlinti prieš kitus, trauktis ginklą kada nori bei kur nori ir nukelinėti gandrus lokacijose. Taip pat užgrobinėti įvairius pastatus ir prašyti išpirkos iš mentų. Moterims tokie vyrai patinka, agresyvūs bei brutalūs. Todėl susirasti šalavą tau tikrai nebekils problemų. O didžiausias pasiekimas tavo gangsterio karjerui būtų numyš kažkam tai galvą. Gangsteris turėtų neužmiršti naudoti tokių frazių kaip: turiu GoPro, kvieskit Rymį, nepašaudai nevažiuok, po faito įtikėta. Simpas. Simpo klausa labai gera. Jis visada klausosi ir tikisi išgirsti moters balsą arba pamatyti moters pedą 5M'e. Tik išgirdus arba pamačius, Simpas prisistato kaip uodas norintis išsiurbti kraują. Simpins tol, kol gaus jos numeriuką, o po kelių valandėlių viskas persikels į diskorduką. Jeigu Simpas tau simpina, atsimink, kad jis simpina ir dar 10 kitų merginų. Tu tikrai nebūsi ta vienintelė, bet jeigu nesimpai, galimai nebūtų ir moterų serveriuose, nes moterims patinka dėmesys, o Simpas nuolat įrodo ir tikisi, kad vieną dieną tu jam pagimdysi vaiką. Per 5M aišku. Grinderis. Viskas, kas grindinama, reikia grindinti, o kas negrindinama, galima paversti grindinamu. Toks yra grinderio mentalitetas. Kur galima sutikti grinderius? Akmens skaldžiuose, rūšiavime, lauti ar plėšimuose, narkotikų lokacijose bei furistuose. Tai yra pagrindinės grinderio veiklos. 23 valandos grindo ir 1 valanda miego. Toks yra rimto grinderio režimas.